Šiandieną riedis.lt komanda nori jums pristatyti itin modernų miesto elektrinį dviratį Fido C11 Pro. Nors šis dviratis atrodo itin stilingai, tačiau neapsigaukite. Tai yra itin veržlus, greitas, manevringas elektrinis dviratis, kuris suteiks didžiulį malonumą važiuojant. Tai yra vienas sėkmingiausių Fido modelių, kurį mūsų klientai spėjo itin pamėgti. Šis elektrinis dviratis yra skirtas tiems, kurie ieško stilingo, patvaraus ir komfortiško miesto dviračio su pakankamai galingu varikliu ir galinga baterija. Šiame video aptarsime pagrindinės specifikacijas, visus šio dviračio privalumus, taip pat pamatysite testinį bandomą įvažiavimą bei pirmuosius įspūdžius po jo. Tad nieko nelaukdami, pradėkime. Fido C11 Pro turi 500 W variklį ir pagal gamintojo deklaraciją pasiekia 25 km/h greitį. Tačiau nuėmus ribotuvą, dviratis pasiekia 40 km/h greitį. Taip pat šiame dviratyje yra įmontuota torque sensoriaus technologija. Ji iškart atpažįsta pedalų sukimą, tad važiavimas ir startavimas su šiuo dviračiu bus itin malonus. Šis elektrinis dviratis turi 48 V 10,4 Ah bateriją, kurią galėsite lengvai išimti ir krauti patalpoje. Šios baterijos dėka galėsite įveikti iki 100 km atstumą. Kitaip nei dauguma panašių stilingų miesto dviračių, šis dviratis turi galingesnę 48 V baterijos įtampą, o ne standartinę 36 V. Tai suteikia daugiau galios, akceleracijos ir veržlumo. Taip pat padeda lengviau įminti į kalnus. Svarbu paminėti, kad ši baterija turi vidinę BMS plokštę, kuri pastoviai balansuoja bateriją ir užtikrina jos ilgaamžiškumą. Pats dviratis yra itin lengvas, vos 24,5 kg. Tai kaip elektriniam dviračiui yra tikrai mažas svoris. C11 Pro dviračio V formos rėmas leis lengvai nulipti ir užlipti, tad juo galės naudotis įvairaus amžiaus ir įvairaus ūgio vairuotojai. Pašnekėkime apie šio elektrinio dviračio privalumus. Visų pirma, dizainas. Išskirtinis ir modernus dizainas tikrai patrauks jūsų akį. Odinė sėdynė, odinės rankenėlės ir itin graži turkio spalva nepaliks abejingų. Šis dviratis turi hidraulinius diskinius stabdžius, tad stabdymas bus itin efektyvus ir švelnus, palyginus su trosiniais diskiniais stabdžiais. Hidrauliniai stabdžiai suteikia prabangos jausmą, o taip pat prie prabangos jausmo dar prisidės ir reguliuojamas hidraulinis amortizatorius. Važiuosite per įvairius miesto neligumus itin švelniai. Dviratis turi 7 bėgių Shimano sistemą, nykštinį gazo akceleratorių, 28 colių ratus, priekinius ir galinius žibintus, galinę bagažinę daiktams susidėti, tvirtinimus priekiniai bagažiniai montuoti, stilingą ir minimalistinį LCD ekranėlį, priekinį ir galinį purvasaugius bei reguliuojamą sėdynę ir reguliuojamą vairo iškišą. Galėsite nusistatyti viską taip, kaip jums patogu. Na o dabar metas bandomajam važiavimui ir pirmiesiems įspūdžiams. Na štai pirmieji įspūdžiai po testinio važiavimo su Fido C11 Pro elektriniu dviračiu. Tai yra kažkas naujo ir nematyto. Lengvas, gražus, modernus ir stilingas miesto dviratis, kuris tikrai traukia ir tikrai važiuoja. Kaip ir minėjome, 48 V sistema, 500 W variklis. Bet jūs neįsivaizduojat, kaip smagiai šis elektrinis dviratis važiuoja ir traukia. Šis elektrinis dviratis išvysto tikrai didesnį negu 40 km/h greitį, yra ypač manevringas ir ypač patogus. Gražus, stilingas, odinė sėdynė, odinės rankenėlės, bagažinė ir dar priekinis tvirtinimas papildomai daiktų dėžiai. Na tai yra vienas iš universaliausių ir praktiškiausių miesto elektrinių dviračių. O pats smagiausias dalykas tai, kad jis tikrai važiuoja ir tikrai traukia. Jame yra 3 režimai – Eco, Sport ir Turbo. Aš savaime suprantama važiavau su Turbo režimu. Jeigu jūs norėsite pataupyti bateriją, galėsite naudoti ir kitus režimus. Tačiau pats svarbiausias dalykas, kad jūs turėsite galimybę važiuoti staigiai ir greitai, ko ne visada turėsite su kitais panašaus dizaino ir panašios paskirties elektriniais dviračiais. Taip pat šio dviračio hidrauliniai stabdžiai man pasirodė itin malonus ir itin švelnus. Tad tie, kas nori universalaus, gražaus, patikimo, na svarbiausia, puikiai važiuojančio ir labai gerai traukiančio elektrinio miesto dviračio, Fido C11 Pro tikrai puikus pasirinkimas. Tai buvo elektrinis dviratis Fido C11 Pro, stilingas ir veržlus miesto dviratis, skirtas tiems, kas vertina kokybę, prabangą, malonų važiavimą ir itin kokybiškus komponentus.
Norintiems jį išbandyti gyvai, kviečiame užsukti į mūsų elektrinio transporto saloną Kalvarijų gatvė 269 Vilnius arba įsigyti tiesiogiai internetu www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.